gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, gerbiami svečiai, mėly šventės dalyviai. Labai malonu, kad kiekvieną pavasarį į šį nuostabų Radviliškio krašto muziejų susirenka šitiek žmonių. Susirenka tie, kuriems maloni kultūra, gamta, noras pamatyti žydinčias tulpes. Kiekvienais metais čia pražysta vis naujos veislės ir šiemet jų jau virš 400. Turit galimybę pasivaikščioti muziejaus pastatais, apžiūrėti ten surinktus paveikslus, baldus, kolekcijas. Taip pat galimybė pasivaikščioti pagal tvenkinius, taip pat jų tiltelius. Tad gražios jums šventės šiandien visiems, gero oro ir šventės skelbiu atidarytą. Žinot, mano emocijos yra labai teigiamos. Pirmiausia dėl to, kad aš galiu palyginti, kas čia buvo sovietiniais laikais. Čia būdavo mūsų dar moksleivių susitikimų vieta nuo 75 iki 77 metų Šeduvos ir Dombavos. Tai atvažiuodavom iš pradžių su dviračiais, paskui atvažiuodavom su motociklais jau. Bet čia būdavo jaunimo vieta tokių, kurie sportuodavo. Tie, kurie pozityviai jau žiūrėjo tuo metu į gyvenimą. Ir aš atsimenu, kada čia, žinot, buvo ta vieta, kada priklausė Kolūkiui, kada gyveno, atrodo, kelios šeimos. Tai dabar tai čia galiu palyginti, yra stebuklas padarytas. Ir aš pirmiausia lenkiu galvą prieš tos žmonės, kurie čia dirba, atiduoda savo širdį, atiduoda savo meilę. Ir manau, kad yra ta oazė, apie kurią aš kalbėjau, tas Burbiškių dvaras, kuris traukia žmonės iš visos Lietuvos ir iš užsienio kitų valstybių, nes matom didelį skaičių užsienio, kaip sakyti, delegacijų. Tai tas tikrai nuteikia teigiamai ir turim, mes kaip valdžios žmonės turim ir surasti laiką, ar kiekada gal įvertinti ir padėkoti tiems žmonėms, kurie atidavė tą meilę ir širdį. O taip aš manau, kad ta tradicija jau yra įsitvirtinusi ir išliks visam laikui. Tai čia yra mūsų nuostabus kampelis. Tai galiu pasakyti, kad kalbant apie verslą, mes jau paruošėm regioninės plėtros programą ir šitoje regioninės plėtros programoje yra jau kita metodika taikoma, įvedant tam tikrus kriterijus, pirmiausia, kurie bus žinomi visoms savivaldybėm ir savivaldybės turės paruošti savo programas arba savo projektus. Tos savivaldybės, kurios bus aktyvesnės, tai savame suprantama, jos greičiau ir gaus finansavimą. Jeigu kalbėti apie šito krašto verslą, tai reikia pripažinti, kad smulkus ir vidutinis verslas čia yra gana aktyvus. Savivaldybė dalyvauja įvairiuose projektuose, tiek gaunant ES struktūrinę paramą, tiek ir teikiant projektus, kurie yra finansuojami iš valstybės investicinės programos. Pavyzdžiui, dabar kalbama apie Radviliškio mieste baseino statybą. Šiais metais prasideda Šeduvos gimnazijos stadiono rekonstrukcija, kurios vertė yra 3 milijonai netgi litų. Taip pat tikimės, kad Raudondvario, tai vadinama dabar profesinė mokykla, toliau gyvos ir išliks. Tai jeigu kalbėti apie kelių infrastruktūrą, tai yra idealiai, manau, sutvarkyta, aišku, iki pilno idealumo gal dar trūksta, bet pokyčiai yra įvykę dideli. Lietuvos geležinkelis, kaip sakau, kurio, reiškia, Radviliškis vienas yra iš centrinių mazgų, toliau irgi vykdys plėtrą ir, kiek žinau, vyksta darbas labai stipriai su Kinija, jie ruošiasi dar atidaryti atskirą cechą ir gaminti netgi gal vagonus pradėti naujai, kurie būtų eksportuojami į kitas užsienio šalis. Šitas kraštas turi perspektyvų. Na, emocijos. Vieni jūsų striukės spalvą pažiūrėjus, emocijos sukyla. Tai, kas čia girdisi iš scenos, trimito nuostabus garsai, šita šventė, Burbiškis, Radviliškis svarbiausia.
Apsiniaukęs dangus, bet jis tikrai neapniaukia mūsų sielų ir širdžių. Džiaugiuosi, kad Lietuva eina į priekį ir kad tikrai mes randame galimybių ir lėšų ir svarbiausia noro susitelkti ir suvažiuoti vieną vietą ir švęsti pavasarį. Žinau, kad jūsų artima pažįstama žmona šiandien netgi koncertuos čia. Na, mano dvi artimos pažįstamos, ten bus ir dukra dar mano, tai va aš čia esu ir vedinas privačių interesų pasiklausyti, kaip jiems seksis. Tikrai, aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Kiek politikos yra tokiuose renginiuose? Na, politikos yra tiek renginiuose, kiek Lietuvos piliečiai apskritai save laiko piliečiais ir tas buvimas piliečių jau yra politikos išraiška. Taigi politika tai yra mūsų požiūris į savo valstybę. Jeigu tai vadiname politika, tai aš tuomet už politiką. Tai žinoma, kad tai jos nėra ta prasme, kad kažkas kažką reklamuotų ar kažkas kažko tai tikėtųsi. Tiesiog džiaugiamės gyvenimu, o tai yra didžioji mūsų gyvenimo politika. Gyventi ir prisiminti, ką mes palikome po savęs. Kaip nebūtų keista pirmą kartą, bet labai vis kažkaip tai sutapdavo kiti renginiai, bet šiemet labai džiaugiuosi turėdama galimybę apsilankyti, nes, tulpės tai tiesiog fantastika ir tiek daug įvairių žiedų, įvairių veislių, sunku pamatyti vienoje vietoje taip kartu, taip kad dar tikrai eisiu dar kartą labai atidžiai apžiūrėti, tikiuosi kažką įsigyti namie, savo darželėje pasisodinti, nes tulpės tai yra grožis. Mano mylimiausios gėlės. Jei nepaslaptis, iš kur jūs kilimo? Aš Radviliškio laidą imu interviu. Aš esu gimusi Rokiškio mieste, taip kad esu aukštaitė. O ten kažko panašaus vyksta? Kokios jums šventės patinka, kur dalyvaujate? Na, iš esmės yra įvairių švenčių. Kiekvienas miestas, kiekvienas rajonas turi savo vizitinę kortelę ir kiekvieną kartą stengiasi tą šventę paįvairinti. Tai, kadangi gyvenu Ukmergėje, tai visada Ukmergėje, gegužės 31 miesto šventė yra. Ir šiaip lankomės įvairiuose renginiuose, dabar ypatingai stengiamės nepraleisti. Na, sveikinu pirmiausia su pavasariu, sveikinu su artėjančia vasara, nes tai yra atsigavimas, nuotaikos pakilimas žmonėm, ypatingai po sunkios ir intensyvios žiemos. Ir aš manau, kad kiekvieną rytą galime atsikėlę nusišypsoti, pasakyti gerą žodį savo šeimos nariams, aplinkiniams, draugams, tai yra nuostabu. Ir linkiu kuo daugiau šypsotis ir būti laimingiems. Taigi sakykit, ar iš toli atvažiavot, kaip jaučiatės, ar patinka viskas? Atvažiavę iš Akių. Patinka tai labai. Viskas labai gražu pirmą kartą. Kas labiausiai patinka? Pakol kas dar tik į tulpes įėjom, tai dar sunku pasakyti. Bet jau tulpės tai jau tiesiog nuostabu. Atvažiavam iš Joniškio neįgaliųjų draugiją, atvežėm 30 žmonių, pasisvečiu, atvažiuojam čiut ne kiekvienais metais, labai patinka. Taigi sakykit, ar iš toli atvažiavot ir kaip jaučiatės? Iš Vilniaus labai gerai jaučiamės, labai mylim šitą šventę, labai daug gražių gėlių, visur gražu, raudona, visokių kaip vaivorykščio spalvų. Labai mylim, mes atvažiavam beveik kiekvienais metais. Labai gražu. Pasijauti taip kaip Olandijoje. Esat buvęs Olandijoje? Taip, esu buvęs Olandijoje. Palyginkit, kaip čia. Aišku, ten rūšių daug daugiau ir gražiau yra, bet čia arti to ir tai irgi gražu. Tai todėl, kad čia Lietuvoje ir arti pavyzdžių. O dvaras, kaip jums, su visom savo romantiškom istorijom, Tai įdomu, traukia, aš kartais ne tik per tulpių žydėjimą šventę, bet ir taip pro šalį važiuodamas atvažiuoju. Pasižiūrėti kartais taip. Atsipalaidavimai, taip, kažkaip tai išsikrovimai, parkas, viskas, tiltai, vandenėlis, viskas taip gražiai atrodo. Raštas Violetos ir Algirdo Levickų šeimai. Supratimą ir pagrindo pagalba vienas kitam, aktyvų gyvenimo būdą ir vertingą tikslų siekimą. Visuomet kviečiame Violetą ir Algirdą Levickus. Paplokime, vienas ir šeimos.
Nu, gal už šeimą gausia, turim 4 vaikus. Ir, nu, gal už gerą auklėjimą. Visi jau vaikai pilnamečiai, moka, nu, dabar jau visi dirba. Kad daugiau. Tradicinis klausimas, ar reikalingos tokios šventės? Tai be abejo. Ar patiems buvo staigmena, kad gavo tokį apdovanojimą? Šiaip taip. Staigmena. Ir ką jums reiškia tas apdovanojimas? Daug ką. Nu, perdasime vaikam, kad irgi augytų šeimas, kad gerai auklėtų. Kaip pristatytumėt savo šeimą? Esame, kaip ir manau, daugelis lietuvių šeimų, darbštus, užsiimam saviveiklą, sūnus muzikuoja, mama dainuoja, o tėtis rūpinasi šeimos išlaikymu. Už ką skirtas apdovanojimas jūsų šeimai? Kaip skamba? Už supratingumą, darną ir pagarbą, aktyvų gyvenimo būdą ir kryptingų tikslų siekimą. Ar nustebino apdovanojimas ir ką jums reiškia? Dovanojimas galbūt šiek tiek nustebino, nes manau, kad yra Lietuvoje daug šeimų tokių aktyvių veiklių, kurios pasireiškia kažkur tai. Reiškia, nu smagu, žinoma smagu, kad mus pastebėjo ir išrinko.